Tai dabar pabandysim užsirišti nuometą. Tai nėra taip sudėtinga, kaip atrodo. Pirmiausia, reikia nusimatuoti ilgį. Tai vienas kraštas turėtų būti čia trumpesnis, kitas kraštas šiek tiek ilgesnis. Apgaubiam nuometą aplink galvą ir susegam, šiuo atveju aš susegu adatėlę. Nesijaudinkit, neįsidursit. Paimam vieną nuometo kraštą ir lenkiam jį link savęs. Mes dabar lankstysim tą dalį, kuri bus aplink galvą. Sulenkiam iki pačio galo lygiai vieną kartą. Tada viršutinę kraštinę lenkiam į vidų. Maždaug gausis į 3 dalis sulankstyti. Ir apatinę užlenkiam ant viršaus. Ta vieta, kur susidėjo abidvi kraštinės, bus mūsų viršus, kai dėsim aplink galvą. Išlyginam, ištiesinam. Maždaug plaštakos dydžio turi būti šita juosta. Ir lygiai taip pat susisegam pasiruoštom 3 adatėlėm. Pafiksuojam, kad mums neišsiardytų mūsų lankstinys. Dabar imam kitą nuometo kraštą ir ganėtinai standžiai sukam aplink veidą ir užmetam, lygiai taip pat kaip darėm prieš tai, ant galvos ir antrą sluoksnį. Maždaug pasireguliuojam, kad vienodai būtų sudėta tiek viršutinis, tiek apatinis sluoksnis. Paimam sulankstytą dalį, išsitraukiam adatėles, kad netyčia nieko neįvyktų. Ir dedam ant kaktos viršaus, ant tų 2 audinių. Nugaros pusėj susidaro tokia kilpa, per kurios apačią reikia ištraukti kraštą. Ir dabar tą ištrauktą dalį dar kartą turėsime per viršų ištraukti žemyn per tą dalį, kur mes uždėjom ant galvos. Užrišti tokį slankiojantį mazgą. Ištraukiam, gerai suveržiam. Ir pradedam tvarkyti priekį. Sukišam visus kampučius, kurie yra išlindę. Užlenkiam viršų, jisai šiek tiek pažemės. Lenkiam į vidinę pusę. Susitvarkom ir galą. Grįžtam prie veido srities, atitraukiam šiek tiek, galim užlenkti ir užkišti link ausų, bet turėtų likti veido ovalas tik tais matytis. Ir pasitaisom tą dalį, kuri yra ties krūtine. Pasiėmę veidrodėlį galime pasitikrinti, ar tikrai gavosi norimas rezultatas. Viskas.